Sveiki, šiandien parodysiu, kaip pasigaminti traškius vištienos sparnelius saldžiame padaže. Mums reikės vištienos sparnelių, imbiero, 2 kiaušinių, sojos padažo, ryžio ar kokio nors kito acto ir kokio nors saldžiarūgščio padažo. Dar reikės krakmolo, miltų ir cukraus. Pirmiausia, spjausime vištienos sparnelius. Šitos dalies mums nereikės, todėl ją galime išmesti. Ir dedame grūdelį. Kai supjausiu vištienos sparnelius, įberiam šiek tiek druskos. Ir įpiram. Paskui įmušame kiaušinį. Dabar dėsime krakmolą ir miltus, kad sparneliai būtų traškūs. Dedame porą valgomųjų šaukštų krakmolą ir vieną pusę šaukšto miltų. Tada viską išmešame. Jeigu matote, kad sparneliai dar nepasidengia tešla ar kokia čia mase, galite įdėti dar šiek tiek krakmolo. Po to dar, kad sparnelius galima apvolioti krakmolo ir miltų mišinė ir dėti gerai įkaitusį aliejų. Reikėtų kepti tol, kol sparneliai pasidarys traškus, tai maždaug būtų apie 15-20 minučių. Su peiliu galima pažiūrėti, ar vištiena jau yra iškepusi. Iškeptus sparnelius paliekame keliom minutėm ataušti ir nusivarvėti, o tuo tarpu mes padarysime padažą. Padažui mums reikės pusės stiklinės vandens, imbiero, sojos, kelių šaukštų cukraus, kokio nors saldžiarūgščio padažo ir truputėlį acto. Pirmiausia, į keptuvę įpilame pusės stiklinės vandens ir ant didelės ugnies paliekame. Dabar supjaustysime imbierą. Imbierą aš pjausiu su smulkiais ir plonais gabaliukais. Supjaustę imbierą dedame į vandenį. Ir įpilame šaukštelius sojos padažo. Tada įdedame kelis šaukštus cukraus. Ir maišome tol, kol jis ištirpsta. Kai cukrus ištirpo, galima įpilti šaukštelę ar porą acto. Aš naudosiu ryžio actą, nes jis yra netoks stiprus. Ir vėl. Kai vandenį pradeda kauptis burbuliukai, galime įpilti kokių nors saldžiarūgščių padažų. Aš naudoju saldžiarūgščių padažą skirtą vištienai ir austrių padažą. Kai padažas gėrė vištienos sparnelius, jos galima dėti į lėkštę. Ir vėl viską išmaišome. Kai padažas dėjome visus ingredientus ir padaže atsirado burbuliukai, jis pradėjo virti, galima sudėti vištieną.
ir viską išmaišyti. Kai padažas įgėrė į vištienos sparnelius, juos galima dėti į lėkštę. Traškūs vištienos sparneliai paruošti. Skanaus!